Kitas dalyvis – rokiškietis Robertas Bartkevičius. Na, jisai salto nedaro, bet ramiai užtikrintai keliauja į aikštę. Audrius Jokubaitis, šakiai. Robertas Bartkevičius. Ruošiasi Mantas Lalas iš Mažeikių. Robertas Bartkevičius. Yra. Robertas Bartkevičius, po jo ruošiasi Mantas Lalas bei Karolis Aleksandravičius. Jis vis tiek topuos. Robertas Bartkevičius, rokiškietis. Nepavyko, bet sportininkas turi minutę. Robertas Bartkevičius bei Rokas Černiauskas. Laukia tikrai įtempta kova, net nebejoju. Našiai 400 kilogramų. Rokas tiesiog kaip žaibas nuneša naščius. Našiai yra tikrai jo stiprioji rungtis. Padanga taip pat verčiama. 2 kartai. Na, Roko kaip už padangos net nesimato, atrodo, kad padanga pati ten vartosi, tiesiog įspūdinga. Dar kartukas. Yra 5 kartai, Rokas susitvarko su šia rungtimi, o Robertas dar juda į finišą. Nebejoju, kad jis taip pat užbaigs šią rungtį, rezultatas bus prastesnis. Tačiau atliktas iki galo. Yra taip pat 5 kartai, tuoj sužinosime laikus. Robertas Bartkevičius 320 kg. Štai matome, atletai naudoja specialius dirželius, kurie yra pririšami tarp rankos ir burbulų virbalų, kad visas dėmesys, visa jėga būtų sukoncentruota į nugarą ir kojas. Startas duotas, minutė tiksi. Robertas. Svoris didelis, Robertas neįveikia šio svorio. Ir Tomas Bartkevičius atidžiai susižiūri, kad svoriai būtų per centrą, nes ten kažkas viduj barška. Va, ir užtikrintai laikoma. Tu pasižiūrėsim laiko seką. Pirmas laikas, kiek žinau, buvo 48 sekundės, dabar jau yra 20. 20 sekundžių turim. 25. Na, 28 sekundės. Rokas. Mantas Lalas. Davai. Mantas pirmas etapas įveiktas. Ir tas grandinės narelis turi būti ne tik nuneštas, bet dar ir užkeltas ant to staliuko. Ir Mantas tai atlieka be priekaištų. O Robertas Bartkevičius kol kas dar vargsta ties pirmojų rungties etapu. Po šių dalyvių ruošiasi Dainius Repšys ir Rokas Černiauskas. Kiek laiko limitas? Minutės mažai.
sunkiai sekasi susidoroti su šia rungtimi. Robertui Debesiui jūsų palaikymo reikia nebent užbaigti pirmąją rungties dalį, nes lagaminų svoris 140 iš tikrųjų sunki užduotis. Tuo labiau, kad ir tos rankės. Robertas Bartkevičius renkasi 90 kg svarmenį. Kilogramų. Ir, 90 kilogramų irgi nėra mažas svoris. Kol kas nesiseka iškelti. Ir Robert, 20 sekundžių dar reikia, dar vienam bandymui laikas yra. Ir tikrai, kad negautų nulinių įvertimų, reikia iškelti šį svorį. Dar truputį ir... Ne, dėja. Ir Robertas, pirmasis akmuo yra. Antrasis 140 taip pat vietoje. Trečiasis 160 kg, na jau stipriau. 160. Ir dėmesio! Pirmoji vieta Lietuvos galiūnų čempionato finale. Kas? Tai va, chebrytė, tokios varžybos, finalas Druskininkuos, tai, tikrai realiai galiu pasakyti, kad šito sezono prašiausias turbūt varžybos, nes kažkaip ir forma buvo nekokia, plus traumos jautės labai. Rasti 140 iškėliau, 150 nepavyko, nes tiesiog iš kojų per mažai išsimečiau, bet kadangi man ten raištis turbūt įplyšęs, tai tiesiog net ir baisu buvo paduoti iš kojų daugiau, tai dėl to ir nepakėliau 150. Toliau kas naščiai, tai naščiai iš 400 kg tikrai didelis svoris, ten ir padangos tie vertimai, irgi padangos svoris nėra mažas ir vertėmės po 6 kartus, netgi ne po 5, bet po to turėjo laiką perskaičiuoti, bet nežinau kaip ten buvo, tai net ir nesigilinau iš tikro, tai nes vis tiek kažko aukščiau tenais nebūčiau paėmęs tikrai. Toliau burbulų atkelimas, tai salėje 300 kėliau pakankamai nesunkiai, galvojau, gal pakelsiu 320, bet, kaip matom, nepavyko. Faktas, svoris labai didelis, tuo labiau pas mane amplitudė labai kelimo didelė, plus siaurai traukiu, tik tai dabar antrus gal metus, plačiai man būdavo daug geriau. Toliau, kas buvo laikymas, tai laikymas, man nemėgstamiausia realiai rungtis, nes ir pečio traumą ten gavau, sausgyslės įplyšimą dalinį tokį. Tai čia neilgai išlaikiau 28 tik sekundės. Toliau lagaminai, tai lagaminai po 140 šitie IFS-niai, jie labai nepatogus, gaunas plačiau nuo kojų, tenai sunkiau laikyti, tiesiog gal nešti nebuvo kažkas kosmosas, bet tiesiog rankos slydo, gal magnezija šiek tiek dar pavedė faktas, bet per silpnas truputį iš tikro. Šitai rungčiai dar reikia padirbėti, pirštai nėra pratę prie tokių dar svorių, plus lagaminai labai nepatogus, vien dėl to, jeigu būtų paprasti lagaminai, būčiau, manau, nunešęs tą 100 po 100 kem, tai ten, nes treniruotėje nešiau ir po 150, bet kadangi šitie lagaminai jie tokie nepatogus, tai va taip ir gavos. Toliau vėl prasta rungtis labai, realiai
visur prastai pasirodžiau, galvojau, ar kelt šitą epizodą, ar nekelt, bet, kadangi viską keliu, nežinau, gal kažkam įdomu seka progresą ar taip toliau, tai vat, šitoks biški regresas, toliau buvo hantelio kelimas vieną ranką, tai 90 kg, treniruotėj buvo pavykę iškelt 80, bet irgi taip vieną kartą neužtikrintai. Aš realiai netgi beveik ir žinau, kad nebus, aišku, tikėjaus, kad bus, stengiaus, batydavau viską, ką galėjau, bet nepavyko aš fiksuoti ne vieną kartą. Toliau paskutinė rungtis buvo akmenys, tai akmenys šiaip lengvai kėlės, pirmi du, tai ten iš vis net nejaučiu visiškai, bet po tų dviejų tiesiog visi klėjai nuėjo nuo rankų. Ir kadangi patirties stoka neužsidėjau daugiau klyjų, ir gavosi taip, kad tiesiog slydo, ir negalėjau pakelt, nes treniravaus porą kartų, gal su akmenim turbūt, nebeatsimenu dabar, bet 160 tai pavyko pakelt ir pakankamai normaliai visai, bet sakau, kadangi ten su klijais gavosi nesąmonė, tai dėl to ir net kėliau, bet akmenų rungtyje neužmiau paskutinės vietas, tai tas džiugina, bet tikrai šiaip nusivylęs šitom varžybom buvau, ką padarysi, toks tas sportas. Vieną dieną gerai, kitą dieną gali būti labai blogai, tai pakliuvo prasta diena. Prašiausias realiai, sakyčiau, šitos varžybos ir kaip tyčia ant Lietuvos čempionato rašiaus, tikrai jam kūnas labai davė savo, nes realiai keliai labai skaudėjo, plius dar tas, kur įplyšimas turbūt irgi labai jautėsi smarkiai. Tas irgi įtakos faktas turėjo, forma buvo prastoka, sakyčiau, turbūt dėl traumų, galbūt greičiausiai per daug varžybų buvo, nes realiai čia buvo gal 6 sezono varžybos, neatsimenu dabar kelintas varžybas, bet turbūt, kad 6. Tiesiog tų varžybų per daug biški, ir kūnas pavargo, ar psichologiškai nuvargau, bet galima pasidžiaugti, kad antras sezonas, pirmas sezonas buvo toks išvis ten, tik kad realiai nes pradėjau ten ruoštis, gal birželį tik tai realiai iškart ir dalyvavau po mėnesį, o šiemet tikrai rezultatai daug geresni ir tikrai normaliai pasiruošiau, progresas didžiulis, finaliniam etapė biški, tikrai nepasisekė, bet faktas rungtys buvo labai stiprios ir varžovai dar stipresni, šiemet 10 pagal stiprumą Lietuvos galiūnas. Jeigu taip žiūrint čempionatą, tikrai didelis pasiekimas. Tiek, hebra, viskas. Ačiū, kad žiūrėjot, tikrai negalvojau, kad kelsiu šitą epizodą, toks, tiesiog sumečiau, čia gal ir gėda šiek tiek, nes, tikrai, prastai pasirodžiau, neįvykdžiau rungčių daug, tai žodžiu, iki kito karto.